veidrodžių karalystėj. O, net tas veidrodis atsidarė. Kur karalienė? Like a boss. Pusryčių metas, kadangi labai smagiai su Tadu ir su Algirdu pavalgėm tarptautiniam restoranų tinkle McDonald's, tai atvežiau Mantą paragaut. Mantai, esi buvęs McDonald'e? Jo, noriu Happy Meal'o lenkiško. O, bet vat lepinam save, lepinam. Per gražiąją Lenkiją. Aš norėjau pasakyti, kad Mantas nepaveja Škodos. Galimai man reikės sėst pačiam už vairo. Nieko negali padaryti. Sakė, nieko negali padaryti. Neįgalus. Negali. Bus matyti čipuota, čia nieko nepadarysi. Jo, čia čipuota Škoda. Nerodysiu, ant kiek lėtai mes važiuojam. Galimai vis tiek kokiais 5 km greitį viršijam. Maždaug valanda, mes vis dar autostradui ir vis dar Škoda stipriai į priekį. Dengėsi labai gerai, aš nieko negaliu daryti, tik į vieną pusę dengėsi, dalį į vidų bandžiau kišti. Na, gal Kubica čia važiuoja, tu niekada negali žinoti. Galimai. Tai toliau kelionę tęsiam su Palyta. Turim konvojų priekį mūsų ir priekį ir gale. Pasipildėm kuro, dar Varšuvos nepasiekėm, liko koks 100 kilometriukų. Eismas didžiulis, bet fan. Važiavim. Važiuosim į Lietuvą, trupučiuką pasivėžinom. Kažkas čia 953 km šiandien, nes dar ne pabaiga. Dar pavažiuosim. Taigi šių metų Epic Trip baigsis čia, ką tik grįžau namo į kiemą ir manau, kad reikės keletą dienų, kad viską suvokti ir galbūt šiek tiek laiko atskirai viską apibendrint. Tai dabar tik norėtus pasakyti, kad taip, šiandien nuvažiavom 11 600. Šiandien nuvažiavom 1169 km, tai iš viso šita kelionė buvo 5636 km.
įdomu yra ir tai, kad per pastarasis 2 paras buvau Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir dabar esu Lietuvoje. Tai 7 šalyse. Kažkas neįtikėtino. Taip. Už vairo praleidom maždaug 12 valandų šiandien, čiut mažiau. Tai metas eiti pailsėt. Ir susitiksim su jumis sekančių serijai, kurie apibendrins visą kelionę.